Sveiki, pereiname prie gal net ir svarbiausios mūsų pokalbių dalies. Žinodami, kas yra stresas, kaip jisai veikia žmones, kaip jis veikia mus, mane, jūs, galime pradėti kalbėti apie tai, kaip jį geriau valdyti. Pradėkime nuo to, kad stresą dažnai keliame patys savo. Kad mūsų mąstymas, mūsų mintys, mūsų požiūris į pasaulį irgi yra streso šaltinis. Jeigu pakeistume mąstymą, galbūt ir streso patirtume mažiau. O pakeisti mąstymą veikiausiai galime, nes jau o savo mintis turėtume sugebėti kontroliuoti. Čia atkreipčiau dėmesį į tai, jog yra parengta gana daug metodų padedančių, tiesiai pasakysiu, teisingai mąstyti. Tie metodai remiasi tokia įžvalga, kad mūsų galvoje nuolat vyksta pokalbis. Mes nuolat kalbamės patys su savimi. Ir tame pokalbėje dalyvauja tarsi du veikėjai. Mąstytojas, kuris padaro išvadą, ir išradinėtojas, kuris išranda daugybę argumentų palaikančių tą išvadą. Mąstytojas sukuria teorijas apie mus, o įrodinėtojas randa faktų patvirtinančių jų teisingumą. Todėl pasaulis didelė dalimi yra toks, kokį mes norime jį matyti ir kokį jį įsivaizduojame. Daugelį įvykių galime vertinti skirtingai, nors pats faktas bus vienodas. Pavyzdžiui, žmogus dalyvavo konkurse ir jo nepriėmė į darbą. Mąstytojas gali pasakyti, tu esi nevykėlis, tu nesugebi ir neverta daugiau bandyti. Ir įrodinėtojas tikrai ras daugybę faktų patvirtinančių, jog jis toks yra. Mąstytojas, ta mūsų asmenybės dalis, kurią pavadinau mąstytoju, gali pasakyti, komisija buvo neobjektyvi, jinai jau iš anksto buvo numačiusi, ką parinks, bandyk dar kartą ir dar kartą. Ir vėlgi įrodinėtojas ras daugybę faktų patvirtinančių, jog tai yra tiesa. Todėl, kaip ir daugelį kitų įvykių, šitame įvykyje atsispindi ne tik pats faktas, bet ir požiūris į jį. Ir dažnai verta savęs paklausti, koks požiūris yra teisingesnis, kokio norėtume laikytis. Koks teisingesnis, ta prasme, kad mums padeda gyventi, mums padeda įveikti stresą. Suprantu, kad toks pasiūlymas pažvelgti į save kaip į dviejų asmenybių, mąstytojo ir įrodinėtojo dialogą, nėra įprastas. Dažniausiai mes pokalbėje patys su savimi manome, kad patys su savimi ir kalbamės, kad nėra tarsi tų dalių, kurios gali skirtingai vertinti gyvenimą, skirtingai jį aiškinti. Todėl siūlyčiau labai paprastą, bet veiksmingą sprendimą. Retkarčiais, kai susidursite su problema, su sunkumais, su rūpesčiais, paklauskite savęs, ką jūsų vietoje darytų išmintingas žmogus. Toks klausimas tikrai padeda.